Niekas nesmūgiuoja kaip Ernis Šeiversas. Jis nebuvo pasaulio čempionas, nenugalėtas ar dominavęs savo eroje. Tačiau kai Ernis Šeiversas pataikydavo, kūnai griūdavo neįprastai. Jį net apkaltino dėl Muhamado Alijos smegenų pažeidimo. Kas yra stipriausias vyras? Ernis Šeiversas. Ar rimtai? Sužeidė net Rocky Balboa. Jis man smogia ir palieka apsvaigusi. Jis buvo stipriausias visų laikų smūgiuotojas, kurio visi vengė ringe. Ernis Šeiversas nesitreniravo elitinėse sporto salėse, o užaugo atšiaurioje aplinkoje, kur fizinė jėga buvo kasdienybė. Kai jis pradėjo boksuotis, tapo aišku. Jam nereikėjo daug ar ilgų kombinacijų. Vienas jo smūgis galėjo pakeisti kovą. Tie nokautai nebuvo įspūdingi, jie buvo baugus. Iki 1976-ųjų Ernis Šeiversas jau turėjo 51 pergalę, 5 nesėkmes ir 1 lygiąsias, tad nebuvo naujokas. Jis nebuvo pasaulio čempionas ar bokso veidas, bet sunkiasvorių rate buvo žinomas dėl vieno dalyko. Jis smūgiavo itin stipriai. Kova su Henriu Clarku nebuvo pristatymas. Tai buvo revanšas. Šeiversas jau buvo jį kartą įveikęs pagal teisėjų sprendimą, bet tą naktį, 1976-aisiais, jis nesidomėjo taškų rinkimu. Nuo pat gongo Šeiversas puolė visų pajėgumų. Nematavo, netyrinėjo, nelaukė. But not all that stiff in a punching power. He's on your left, and on the right is Henry Clark at about 2. Well, without question, and I do know one thing about Shavers, it's a front that way, behind. Did he ever lay that? Ooh. We're going to have to see what happens tonight. Clark looks like he's handling pretty well. Takes that right hand high, but doesn't. Jis spaudė Clarką viso raundo metu, stūmė jį atgal, prispaudė prie virvių ir didžiąją raundo dalį laikė įspraustą į kampą. From San Francisco, California. Ernie Shavers, by the way, is from War. Comes out with a light jab. He hasn't thrown much. Been mostly on the defense in this round, but he tires. Because you can see his upper body. He's built extremely strong. And on the far side now. Tai buvo grina veržli jėga, nesubtilus boksas. Antrame raunde niekas nepasikeitė. Šeiversas vėl išėjo agresyviai, vėl stūmė Clarką į kampą, vėl jį užspaudė. Knockout Shavers. Round 2. Now let's the strongly. And the big right hand is that one right there. Is that Ernie Shaver trademark? Combination by Shaver. Still not. Henry in a little bit of trouble. Looks like most of them are not landing, but a few are. You can see the hurt by a hit on the back of the head with that shot. Take a look. Shavers. We'll see if he's a finisher or not. Henry is back in his own corner, and it has been. Ir šį kartą talžymas buvo toks, kad teisėjas neturėjo kito pasirinkimo. Jis įsikišo ir sustabdė kovą. Tai nebuvo įspūdingas nokautas, nebuvo teatrališko kritimo, bet žinutė buvo aiški. Šeiversas jau nekovojo dėl teisėjų sprendimų. Jis kovojo tam, kad užbaigtų kovas. Nuo tada jo vardas skambėjo kitaip. Ne kaip čempionas ar techniškas boksininkas, o kaip vyras, kurio nenorėtum būti spaudžiamas kampe. Ši kova nepadarė jo legenda, bet po jos jo smūgis vertintas rimtai. Toliau jis nokautavo dar 2 varžovus. Now 1977 metais Ernis Šeiversas gavo progą, kuri apibrėžė karjerą. Jis susikovė su tuo, kuris tuo metu ir netgi šiandien daugeliui yra geriausias boksininkas per visą istoriją. Muhamadas Ali. Tai nebuvo jaunas Ali, tai nebuvo nenugalimas 70-ojo dešimtmečio Ali.
Jis vis dar buvo čempionas, garsiausias boksininkas, išgyvenęs neįmanomus karus. Set him back against the ropes. Ali in total. The first knockdown of the fight. He took the mandatory. Daugelis iš anksto nelaikė Shaverso rimta grėsme. Jis neturėjo nei kitų pretendentų technikos, nei stiliaus. Daugeliui atrodė tik smūgiuotojas. Tačiau nuo pirmųjų raundų kova klostėsi ne taip, kaip tikėtasi. Right hand, but it was Muhammad Ali in round one. He's not done much dancing. May not complete and try to knock him out. Ali's throwing a big flurry here, but none of the punches are going through. Kol Muhamedas Ali bandė kontroliuoti tempą, Shaversas pataikė aiškiausius ir stipriausius smūgius. Ne kiekybę, bet poveikiu. The master. Oh, good right hand by Shaver. Ali is hanging on. That might have hurt more than he can follow up immediately. Ali is hurt. The champion is hurt. Second round. That was the Gracie being the old man before the fight tonight. I think it's because Those are all in the gloves, closing rounds, but 4 or 5 times if Ali, after being stunned, might try to box him, make him go far. Daugeliui stebėtojų atrodė, kad Shaversas smūgiuoja stipriau ir patiria mažiau žalos. Kai tik jis surasdavo erdvės, jo smūgiai sukrėsdavo Muhamedą Ali nerimą keliančiu būdu. see here in this round, Ernie is definitely in very good shape. Break! Jie jo neparblokšdavo, bet priversdavo Ali jį gerbti. That was more of a All the punches up there. Good about him. Bėgant raundams pradėjo kilti diskusijos. Vieni matė, kad Muhamedas Ali geriau boksuojasi, kiti, kad Shaversas daro daugiau tikros žalos. even off the glove of Ali for that right hand. The champion seems to be much more in command. That Ali has taken this. That hand countering back. And he lowered it, and it was right on the butt. Kova tapo dar labiau prieštaringa, kai Ernis Shaversas pataikė smūgį, po kurio Muhamedas Ali parkrito, bet teisėjas įvertino tai kaip suklupimą. Of being knockout or not finished. Oh, there it is! Ali is down for the 5th time in his career. Tik paskutiniuose raunduose aiškiai matėsi nuovargis. Shaversas, didžiąją kovos dalį smogęs stipriai, pradėjo akivaizdžiai pavargti. Tada Alis paspartino tempą, dažniau pataikė smūgius ir išnaudojo varžovo nuovargą. He's definitely hurt. 3 minutes. Good about hand by Good about hand. Paskutinėmis akimirkomis Alis aiškiai dominavo. Final flurry by Ali. 20 seconds. Ali has Shavers hurt. Alis laimėjo kovą teisėjų sprendimu. Rezultatas įrašytas į istoriją. Diskusija tęsėsi, nes dauguma sutiko, kad Shaversas pataikė stipriausius vakaro smūgius, nepaisant teisėjų kortelių. Vėliau, kai Muhamado Alijo neurologinė būklė blogėjo, į tą kovą imta žvelgti kitaip. Ernis Shaversas buvo apkaltintas sukėlęs dalį Muhamado Alio smegenų pažeidimų. Ne kaip diagnozę ar vienintelę priežastį, o kaip nepatogią bokso tiesą. Iš visų stiprių smūgių, Shaverso smūgiai buvo sunkiausi. Kas yra stipriausias vyras? Ernis Shaversas. Ar tikrai? Taip, be abejonės. Nežinau, kodėl jį pasirinkau tokiame savo karjeros etape. Jis geras. Jis atėmė iš manęs energiją ir smūgiavo stipriai. Alis jautėsi gerai, kol nesusikovė su Erniu Shaversu. Hand countering back. And he lowered it, and it was right on the butt. Ir aš kaltinu Ernį Shaversą. Žinau, kad neturėčiau, bet suprantu, kad jei jis nebūtų taip smūgiavęs, jam viskas būtų gerai. Jis nebūtų buvęs taip sumuštas. Ar manai, kad Alio Parkinsono liga yra to pasekmė? Taip, aš taip manau. Ir tai dar nebuvo labiausiai neraminantis dalykas. Muhamadas Alis ne vienintelis čempionas, jautęs kažką kitokio po Ernio Shaverso smūgių.
Tai prieiname prie jo kovos su Larry Holmesu. Jei buvo kas nors, kieno nuomonė sunkiasvorių kategorijoje buvo svarbi, tai buvo Larrys Holmesas. Jis nebuvo trapus ar atsitiktinis čempionas. Jis buvo vienas universaliausių sunkiasvorių su istoriniu džebu ir įrodytų ištvermingumu. Tries to fight back, but his body is just falling into the corner directly above us. There he goes. Kai Larrys Holmesas pirmą kartą susitiko su Erniu Shaversu, jis žinojo, kas jo laukia. Nesitikėjo techniškos kovos, tikėjosi nuolatinio pavojaus ir tai gavo. Shaversas nekontroliavo kovos, bet kaskart jam pataikius, Holmesas tai pajusdavo. Except for Shavers hurting Holmes twice. Okay, Kenny Norton with us. Wrong with his ability to use the left. Almost at will. Nebuvo knockdowno ar chaoso, bet kova taip pat nebuvo patogi. Round. Ring. He had seriously trying to mount a charge in this ring. One point. Holmesui teko boksuotis atsargiai, nuolat naudoti džebą, išlaikyti atstumą ir vengti rimtų klaidų. Ernie missing, but his knew how to fight his way out of it. Ernie did get a right in that time. He was told by his... Don't wait, Big Jack. Come on, Dan. Still appears fresh. Coming to now. That was Ernie with that. Larrys Holmesas laimėjo teisėjų sprendimu. Pergalė buvo aiški, bet sunki. Holmesas suprato, tam vyrui nereikia laimėti raundų, kad pakeistų kovos eigą. Shaversui pakako akimirkos, nereikėjo dominuoti. Kenas Nortonas nebuvo paprastas sunkiasvoris. Jis nokautavo Joe Frazierį ir sulaužė vienas kiečiausių savo kartos. Jei kas galėjo atlaikyti pavojingų smūgių, tai jis. Inch taller. Perhaps that shot. Down at the bell. Kai Nortonas susikovė su Erniu Shaversu. 1979-aisiais niekas nesitikėjo greitos pabaigos. Idėja aiški. Du stiprūs vyrai, kieta kova. Bet tą naktį viskas išslydo iš kontrolės. You are familiar with Kenny's style. Immediately, Kenny's backed against the ropes and Shavers tries to take off on. That's his strategy. Crowd, yep. Shaversui nereikėjo laiko. Švariai pataikė ofename pirmųjų apsikeitimų. Oh, Norton's in trouble. Shavers scored heavily with the left. Norton's head went back. Whatever his strategy, he's paying a price for it. In this, the very best Norton down. Nortono kūnas sureagavo greičiau nei protas. Jis krito nenatūraliai, bandė keltis, bet negalėjo. Kojos buvo tarsi dingusios. Teisėjas sustabdė kovą. Nokautas pirmajame raunde. Tas smūgis ne tik užbaigė kovą, bet ir užbaigė vieną etapą. Po tos nakties Ken Nortonas nebebuvo tas pats boksininkas. Jis dar kovojo, bet buvo praradęs užtikrintumą, ištvermę ir pasitikėjimą. Jei Shaversas galėjo tai padaryti su tokiu žmogumi kaip Ken Nortonas, tuomet baimė buvo pagrįsta. Tas žiaurus nokautas jam neužtikrino pasaulio čempiono titulo, bet įrodė, kad jo smūgis tikrai nėra mitas. Po metų jie vėl susitiko su Larry Holmesu ir šį kartą Holmesas žinojo, kad negali atsipalaiduoti nė sekundei. Nuo pirmųjų raundų Shaversas buvo daug ryžtingesnis. Jis nesiekė nustebinti, jis siekė sužeisti. In his corner, of course, Frank Luca. Well, Frank Luca claims doubling, tripling on it. And then back with another. Between the... Kaskart radęs erdvės, jis paleisdavo smūgius su aiškia intencija. Holmes fighting his fight. Holmesas gerai boksavosi, bet rizika nuolat tvyrojo ore.
Ir tada tai įvyko. Viename apsikeitime Shaversas pataikė tiksliai. Tai buvo vienas smūgis, Holmsas krito. Tai nebuvo paslydimas, nebuvo perdėta. Tai buvo tikras kritimas, kurį sukėlė gryna Shaverso jėga. Tomis sekundėmis viskas sustingo. Čempionas gulėjo ant grindų. Varžovas jautė šansą. Holmsas pakilo apsvaigęs ir pažeidžiamas. Shaversas bandė užbaigti kovą. Ieškojo dar vieno lemiamo smūgio. Čia pasirodė jėgos ir kontrolės skirtumas. Holmsas atlaikė, judėjo, laikėsi varžovo, išgyveno. Raundams einant tempas keitėsi, o Shaversas buvo išnaudojęs daug energijos, bandydamas užbaigti kovą. Holmsas atgavo kontrolę, grįžo prie džebo, ėmė judėti ir rodyti intelektą. Grėsmė vis dar buvo, bet ji jau nebebuvo nuolatinė. Tačiau kai Holmsas užuodė kraują ir pagalvojo, kad jau turi pergalę, jis prarado budrumą, o Shaversas pasinaudojo progą. Holmsas vėl išgyveno. Laris Holmsas vėl perėmė kontrolę ir toliau spaudė Shaversą, kuris turėjo savo Achilo kulną, savo ištvermę. Laris Holmsas ne tik iškovojo pergalę techniniu nokautu. Jis išgyveno vieną pavojingiausių akimirkų per visą savo karjerą. Po 2 kovų su juo, Laris Holmsas buvo kategoriškas. Jis nekalbėjo kaip mėgėjas, jis kalbėjo kaip čempionas, pripažindamas, kad Shaversas buvo boksininkas, kuris jam smogė stipriausiai. Ernis Shaversas yra tas žmogus, kuris man smogė stipriausiai. Jis man smogė ir pasakė, labanakt. Holmsas buvo kovojęs su visais ir vis tiek neabejojo. Svarbiausia nebuvo kritimas, o nuolatinė pagarba. Holmsas niekada nesumenkino Shaverso, niekada jo nelaikė paprastų varžovų, visada apie jį kalbėjo kaip apie tikrą grėsmę. Net kai tave 2 kartus nugalėjęs čempionas sako, kad niekas nesmūgiavo stipriau. Diskusija baigta. Tai sakė ne tik Muhamedas Ali ir Holmsas. Geriausi smūgiuotojai būtų George'as Foremanas ir Ernis Shaversas. Ernis Shaversas. Ernis Shaversas. Jis prilygsta Tysonui. Ir netgi būdamas gerbiamas ir vertinamas pasaulio čempionų bei istorinių boksininkų, kurie niekada nesusikovė su juo, kaip George'as Foremanas. Niekas negali smūgiuoti kaip Ernis Shaversas. Jis turėjo sunkiasvorio smūgį. Ir jei jis tau smogdavo, likdavai labai sutrikęs. Shaversas buvo geriausias, kai reikėjo smūgiuoti. Po antros kovos su Lariu Holmsu, Ernis Shaversas grįžo į ringą su jam būdingu skubumu. Nuo pradžių Shaversas puolė visų pajėgumu. Jis nematavo, nesvarstė, negailestingai baudė Bernardą Mercado, prispaudė jį prie virvių ir apipylė sunkiais smūgiais. Tame įkarštyje Shaversas pataikė švariai. Mercadas krito. Akimirka atrodė, kad tai pabaiga. Scena, kurią Shaversas buvo kartojęs visos savo karjeros metu. Bet Shaversas užuodė kraują. Ir užuot taupęs jėgas, puolė visų pajėgumu.
Smūgis po smūgio, gryna jėga, be pertraukos. Jis desperatiškai siekė nokauto ir visiškai išseko. Mercadas atsilaikė, gynėsi, ištvėrė, išgyveno sunkiausią akimirką, o kai Shaversas pradėjo dusti, kova pasikeitė. Atsirado nuovargis, smūgiai prarado jėgą, kojos nustojo klausyti. Ir tada, jau kelintą kartą jo karjeroje, fizinė forma jį pavedė. Shaversas pralaimėjo techniniu nokautu. Ši kova viską apibendrino. Smūgis galintis pribaigti bet ką ir riba, kuri jį pasiekdavo, jei to nespėdavo laiku. 9-ojo dešimtmečio pradžioje filmuojant Rocky III, Silvestras Stallone siekė maksimalaus realizmo. Jis norėjo ne tik choreografijos, bet ir tikrų smūgių, todėl treniravosi su profesionaliais boksininkais. Vienas iš jų buvo Ernis Shaversas. Jis nebuvo aktorius ar kaskadininkas, jo vengė net čempionai. Sparingo pradžia buvo kontroliuojama treniruotė, bet tai truko neilgai. Shaversas nemokėjo smūgiuoti švelniai. Jo smūgiai nebuvo iš filmo. Jie buvo tikri, sunkūs, per daug stiprus. Stallone gavo smūgių, kurie nebuvo skirti kamerai. Treniruotė tapo pavojinga, todėl sesija buvo nutraukta. Jis liko sužeistas ir negalėjo ignoruoti skausmo, jei norėjo tęsti filmavimą. Maniau, kad būtų įdomu įtraukti tikrus kovotojus ir pakviesti juos į filmą, nes man reikėjo naujo priešininko. Pirmasis buvo Ernis Shaversas. Jis turėjo 59 kovas ir 56 nokautus. Užlipome į ringą ir kai pradėjau galvoti, kad esu geros formos, jis man smogė ir paliko apsvaigusi. Jis man sukėlė sumušimą. Ant nugaros buvo kažkas parašyta ir ten buvo "Išgelbėk mano berniuką. Išgelbėk mano berniuką." Jis profesionalas, jis nuostabus. Jis smūgiavo labai stipriai. Taigi ieškojau kažko paprastesnio. Po to tokio pobūdžio sparingas daugiau nepasikartojo. Ir tai buvo visos Shaverso karjeros modelis. Nesvarbu kontekstas ar scena, kai jis pataikydavo, tai buvo per daug. Jo kitiems varžovams nutiko tas pats. This could hurt Sims. There he goes. There he goes. There he goes. Sims is right. Sent down on the Sims is down. Good uppercut. Body shot. I think this shot is going to be stopped. Oh, hold it, hold it. That's enough. The fight is over. Shavers is the winner by a knockout after almost being out. Being historically, Larry. Left hand and a right hand stump, but Shavers took a left. Ernis Shaversas netapo pasaulio čempionu, bet privertė čempionus bijoti keisti smūgiais. Muhammadas Ali tai pajuto. Larrys Holmesas tai pasakė nedvejodamas. Kenas Nortonas krito. Shaverso smūgiai buvo ne technika, o tikra žala. Jis neturėjo pakankamai kontrolės dominuoti savo eroje, tačiau jis turėjo unikalų smūgį, galintį akimirksniu viską pakeisti.